dabar norėčiau pristatyti ataskaitą už visą praėjusią kadenciją. Tai 2012-2016 metus. Per šią olimpinę kadenciją netruko iššūkių. Vienas svarbiausių uždavinių, kuris teko naujai 2013 metais atėjusiai LKF komandai, buvo patekimas į 16 metų olimpinės žaidynės ir federacijos biudžeto bei finansinės padėties subalansavimas. Finansinį stabilumą ir balansą pavyko pasiekti. Pirma, pagal audito rekomendacijas, optimizuojant LKF administravimo išlaidas, buvo likviduotas realios naudos nebeduodantis LKF reklamos ir paslaugų biuras. Į Akvilės moterų lygą apjungti 2 ir 3 moterų krepšinio divizionai. Vykdomojo komiteto sprendimu skolų turinti moksleivių krepšinio lyga perėjo į LKF balansą. Antra, pavyko padidinti privačių rėmėjų paramą. Metinės pajamas ženkliai padidino LKF renginiai. Pavyko pasiekti susitarimus dėl didesnio sporto organizacijų indėlio iš Kūno kultūros ir sporto departamento ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto. Kitas svarbus iššūkis buvo vieningos Lietuvos jaunimo krepšinio sistemos tobulinimas, adaptuojant ją pagal naujausias jaunų krepšininkų rengimo tendencijas. Nuspręsta, kad didesnį dėmesį reikia skirti jaunų krepšininkų medicininiai priežiūrai ir medikų rekomendacijoms, šiuolaikiniai treniruočių metodikai, pagrindinį dėmesį skiriant individualiam techniniam krepšininkų rengimui. Taip pat labai svarbu buvo sutvarkyti LKF teisinę bazę, kad ji pilnai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisinius normatyvus bei šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Kartu su federacijos iš Viliūnas Eleks advokatų kontora buvo parengta ir patvirtinta nauji LKF įstatų redakcija. Padaryta nemažai kitų svarbių teisinių pakeitimų ir papildymų LKF veiklą reguliuojančiuose dokumentuose. Galime pasidžiaugti, kad visų krepšinio srityje dirbančių žmonių dėka vyrų rinktinės rezultatai buvo puikūs. Svarbiausia šalies krepšinio ir viso sporto komanda 2 kartus, tai 2013 ir 2015 metais, laimėjo Europos sidabrą, o 2014 metų pasaulio čempionate net ir be savo pagrindinio žaidėjo pateko į stipriausių planetos komandų ketvertą. Per šį olimpinį ciklą Lietuvos rinktinė 7 kartą iš eilės pateko į olimpinės žaidynės, o Rio olimpiadą Lietuvos valstybė pasitiks būdama 3 FIBA vyrų reitingo vietoje. Aukščiausias visų laikų Lietuvos krepšinio pasiekimas. Visą laikotarpį vyrų ir moterų nacionalinėms rinktinėms LKF sudarydavo idealias pasiruošimo sąlygas. Krepšininkams būdavo suteikiama aukščiausio lygio medicininė priežiūra. Geriausi krepšininkai ir krepšininkės vykdami į rinktinę dabar turi garantijas, kad visi bus tinkamai apdrausti ir traumos atveju nepatirs nuostolių. LKF pati išmokėjo draudimo išmoką Robertui Jeftokui, užtikrino, kad būtų pilnai atsiskaityta su traumas patyrusiais Mantu Kalniečiu ir Sandra Valužyte. Jaunimo rinktinės per šios metus taip pat pasiekė nemažai pergalių. Viso nuo 2012 šalies jaunimo rinktinės iškovojo 5 medalių komplektus įvairaus amžiaus Europos ir pasaulio čempionatuose. Per 2013-2014 metus LKF pavyko subalansuoti federacijos biudžetą, optimizuojant valdymo išlaidas. Pavyko padidinti privačių rėmėjų federacijai skiriamą paramą, pajamos iš LKF renginių tapo svaria federacijos metinio biudžeto dalimi. Taip pat pasiekta, kad padidėtų Lietuvos sporto institucijų skiriama finansavimo suma. Buvo parengta ir priimta nauja LKF įstatų redakcija, kuri dabar visiškai atitinka Lietuvos Respublikos teisinius reikalavimus ir sudaro geresnės galimybės LKF dirbančiai komandai vykdyti federacijos konferencijoje priimtą veiklos programą ir įgyvendinti iškeltus tikslus. Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę LKF veiklos ir vykdomų programų kokybę, 2013 metais buvo įkurtos 6 LKF konsultacinės komisijos, kurių veikla apima visą LKF programą, nuo finansų valdymo, jaunimo krepšinio reikalų iki masinio krepšinio populiarinimo. Šiuose komisijose visuomeniniais pagrindais dirbantys aukščiausio lygio specialistai padeda ruošti įvairias krepšinio programas,
kurios vėliau teikiamos LKF vykdomajam komitetui ir konferencijai. Siekdama, kad žemesnėje krepšinio piramidės dalyje esančios lygos turėtų geresnės sąlygas rengti varžybas ir ugdyti aukščiausio meistriškumo žaidėjus, LKF įvairiais būdais rėmė jų veiklą, tiek finansiškai, tiek per įvairius rinkodaros projektus, suteiktama galimybę nemokamai viešai lygų rėmėjų ir partnerių komunikacijai. Kaip jau minėjau, per šią kadenciją LKF pagerino gaunamos paramos rodiklius. Šiandien situacija yra tokia, kad LKF yra išpardavusi praktiškai visas svarbiausias reklaminės pozicijas savo rėmėjams ir partneriams. Pernai LKF užsakymų pirmą kartą tarptautinė įmonė ištyrė ir parengė LKF paslaugų vertės studiją. Jos rezultatai parodė, kad šiuo metu LKF parduodamų reklamos ir kitokių paslaugų vertė iš esmės atitinka realią LKF savo rėmėjams teikiamos naudos vertę, taip kaip ją skaičiuoja tarptautinės reklamos agentūros. Matydama metodinės krepšinio literatūros trūkumą, federacija didelį dėmesį skyrė šiai spragai užpildyti. Buvo išleista knyga skirta traumų prevencijai. Rengiamas vadovas jaunimo krepšinio treneriams apie naujausią jaunimo treniruočių metodiką, kurį planuojama išleisti iki šių metų pabaigos. LKF taip pat išleido atnaujintą Lietuvos krepšinio statistikos žinyną ir visuomeniai pateikė nemokamą elektroninę šios knygos versiją. Vienintelis specializuotas šalyje LKF leidžiamas krepšinio žurnalas Mūsų krepšinis buvo perkeltas į virtualią erdvę. Tapo nemokamas ir lengvai prieinamas bet kuriam interneto vartotojui. Jaunimo ir vaikų krepšinis yra visos Lietuvos krepšinio piramidės pagrindas ir svarbiausia dalis. Pastaraisiais metais ėmė ryškėti tam tikros tendencijos, kai jaunimo krepšinėje prioritetų tampa pergalių kiekybė ir bendras rezultatas, o ne talentingiausių jaunų žaidėjų individualaus meistriškumo ugdymas, siekiant ruošti pamainą vyrų ir moterų rinktinėms. Siekdama tobulinti jaunimo krepšinio sistemą, LKF pradėjo vykdyti keletą projektų. Buvo pradėtas talentų krepšelių projektas, kuriame 32 talentingiausiems krepšininkams ir krepšininkėms LKF kasmet skiria apie 100 000 eurų. Projekto tikslas užtikrinti kokybišką medicininę žaidėjų priežiūrą, sudaryti galimybės jiems individualiai tobulėti, padedant geriausiam šalies krepšinio ir fizinio rengimo specialistams. Siekiant apsaugoti jaunuosius talentus nuo prastos reputacijos krepšinio agentų įtakos, LKF įvedė trišalių sutarčių sistemą – federacija, krepšinio mokykla, jaunasis krepšininkas ir jo tėvai. Tęsiamas U15 talentų kartos projektas, kuriuo LKF remia perspektyviausius visos Lietuvos 15 metų amžiaus vaikinus ir mergaites. Jiems sudaromos puikios sąlygos keletą kartų per metus dalyvauti specialiose stovyklose, kuriuose treniruotės veda geriausi šalies krepšinio treneriai. Į šį projektą atrinkti jaunieji žaidėjai aprūpinami sportiniu inventoriumi, jų sveikatos būklę nuolat prižiūri federacijos suburta medikų komanda. Šio projekto ambasadoriumi tapo Ramūnas Šiškauskas. Nuo šiol stovyklos bus užbaigiamas tarptautiniu 8 komandų turnyru Ramūno Šiškausko U15 taurė, kuri ateityje taps tradicinė. Šio projekto rezultatai jau ryškėja. Šią žiemą pirmosios U15 kartos absolventai, vaikinai ir merginos dalyvavo prestižinėme turnyre Turkijoje, kur vaikinai tapo čempionais, merginos pateko į finalą. Siekdama užtikrinti kuo sklandesnį vaikų krepšinio sistemos funkcionavimą, LKF nuo 2015 metų perėmė moksleivių krepšinio lygos vykdomų čempionatų organizavimą. Siekdama turėti išsamią objektyvią informaciją apie situaciją Lietuvos jaunimo krepšinyje, LKF papildė savo struktūrą nauja pareigybė – jaunimo krepšinio vyriausiųjų trenerių. Jo atsakomybėje jaunimo krepšinio ir jaunųjų talentų programų koordinavimas. Specialistų surinkta informacija padeda LKF laiku įžvelgti trūkumus ar spragas įvairiose amžiaus grupėse ir operatyviai jas spręsti. Apsilankymai Lietuvos krepšinio federacijos tiek Panevėžio Ravino Sargūno sporto gimnazija, tiek Šiaulių sporto gimnazija buvo tiksliniai. Kartu su Kūno kultūros departamentu ir vyriausybė buvo įkurtos jaunimo sporto gimnazijos Šiauliuose ir Panevėžyje. Tai bus sudaromos galimybės regionuose augančiam jaunimui,
kartu ir sportuoti, ir mokytis, o federacija turės galimybę suteikti tam reikalingą metodiką bei teikti kitokią pagalbą ten dirbantiems krepšinio treneriams. Kartu su rėmėjais jau 8 metus iš eilės rengiamas Sprite 1-1 talentų kovos. Unikalus projektas, neturintis analogų užsienyje. LKF šio turnyro nugalėtojams įsteigė didžiulės vertės prizus, vykdo atrankos varžybas ir finalus, o jauniesiems krepšinio talentams iš bet kurio Lietuvos miestelio ar regiono tai yra puikiai galimybė būti pastebėtiems geriausių šalies krepšinio specialistų. Jau minėtos kasmetinės vasaros stovyklos su Lietuvos krepšinio žvaigždėmis Jonu Valančiūnu ir Donatu Motiejūnu taip pat yra svarbi LKF jaunimo programos dalis. Siekiant sudaryti geresnės sąlygas jaunųjų krepšininkų tobulėjimui, LKF apjungė 2 ir 3 moterų klubinio krepšinio divizionus, įkurdama Akvilės lygą. Tai leidžia federacijai sudaryti geresnės sąlygas tobulėti perspektyviausioms jaunoms žaidėjoms, pradedant kokybišką medicininę priežiūrą ir baigiant treniruočių programų metodikos derinimu. Per šiuos 4 metus LKF užmezgė glaudžius ryšius ir pradėjo bendradarbiavimą įvairiuose lygiuose su užsienio šalių federacijomis – Kinijos, Prancūzijos, Kroatijos, Turkijos, Ispanijos ir kitomis. Su Kinijos federacija sutarta dėl ilgalaikio kasmetinio apsikeitimo įvairiaus amžiaus vyrų ir moterų rinktinėmis. Pradėtas federacijai ekonomiškai naudingas projektas, pagal kurį Kinijos federacija siunčia jaunų savo šalies krepšininkų grupės į Lietuvą treniruočių stovykloms. Su Prancūzijos federacija keičiamas informacija dėl kokybiškesnio krepšinio struktūrų valdymo, panaudojant abiejų šalių patirtį rengiant jaunuosius krepšininkus. Didelis dėmesys yra skiriamas krepšinio populiarinimui ir sveiko aktyvaus gyvenimo būdo propagavimui tarp Lietuvos jaunimo. Prieš porą metų LKF pradėjo vykdyti lauko krepšinio aikštelių renovavimo programą, kurioje dalyvauja ne tik privatūs rėmėjai ir LKF partneriai, tačiau ir įvairių miestų bei rajonų savivaldybės. Tęsdama bendradarbiavimą su Rimo Kaukėnų paramos grupe, LKF ir įvairios Lietuvos rinktinės dalyvavo renginiuose, kurie buvo skirti padėti onkologinėmis lygomis sergantiems vaikams projekte Išpildyk svajonę. Baigdamas šią ataskaitą norėčiau trumpai pristatyti artimiausios kadencijos svarbiausius darbus ir tikslus. Per būsimą 4 metų kadenciją svarbiausia užduotis bus pradėti gyventi šios LKF konferencijos patvirtintą LKF veiklos strategiją 2016-2024 metams. Joje yra numatytos pagrindinės LKF veiklos kryptys artimiausiams 2 olimpiniams ciklams, pirmajame iš kurių svarbiausi tikslai bus tokie: jaunimo krepšinio ir jaunųjų talentų priežiūros sistemos tobulinimas ir vystymas, LKF narystės ir licenzijavimo sistemos sukūrimas bei įdiegimas, LKF vaizdo archyvo ir statistikos duomenų bazės apimančios visą Lietuvos krepšinį nuo 1922 iki šių dienų perkelimą į virtualią erdvę viešam naudojimui, padedant krepšinio specialistams sukurti ilgalaikę moterų krepšinio programą, kurios dėka per artimiausius metus atsirastų sąlygos moterų rinktiniai ir klubams grįžti į aukštas tarptautinės pozicijas. Siekti, kad būtų priimti teisiniai aktai, kurie realiai padėtų kovoti su sutartomis rungtynėmis ir korupcija sporto varžybose. Panaudojant ryšius su LKF rėmėjais ir partneriais, įtraukiant valstybės institucijas įkurti krepšinio namus ir krepšinio muziejų. Muziejuje būtų tinkamai eksponuojami Lietuvos krepšinio laimėti trofėjai, panaudojant šiuolaikinės technologijas, jaunimui būtų patraukliai pristatoma beveik 100 metų siekianti šalies krepšinio istorija ir ryškiausios krepšinio asmenybės. Ačiū už dėmesį.